O kaip tau savaitgalis? Man tai gerai, aš šiandien judu į Brodvėjų. Einam, nebefilmuok, ten geras koncertas vyksta. Mano vardas Michailas Vyšmanas. Šį vakarą grojame labai linksmą programą jaunimui, studentams. Tai yra vieni populiariausių hitų, tokių grupių kaip Prodigy, Billy Idol, Guns N' Roses, Bloodhound Gang. Sugrosim ir vieną kūrinį iš Modern Talking. O kodėl tai darom Brodvėjų, nes čia renkasi labai įvairiaspalvė publika. Tai pavyzdžiui, pradžioje ateina anksčiau gyvos muzikos mėgėjai. Tada kokie 11:30 pradeda rinktis tie žmonės, kurie nori pašokti. Šiaip Brodvėjus dirba nuo antradienio iki sekmadienio. Kiekvieną dieną vyksta vis skirtingi renginiai. Pavyzdžiui, antradieniais turime Aleksandro Bielkino Blueso Jam Sessions. Trečiadieniais aš organizuoju Jam Sessions ne tik blueso, ne tik ten džiazo, popo, tokių laisvų stilių, bet kokiais tai tinka. O Jam Sessions yra toks socialinis muzikinis reiškinys, kurio metu muzikantai renkasi sceną. Tai nėra nieko surepetavę, jie tiesiog improvizuoja, kuria dainas vietoje, tai gali būti vokalistai, būgnininkai, gitaristai, pučiamieji, žodžiu, pilnas spektras. Būna kartais ir didžėjų ateina. Trečiadieniais vyksta ne tik Jam Sessionai, bet prieš juos dar būna pasirodo jaunos grupės. Ketvirtadieniai palikti va šitiem vakarėliam, kuris šį kartą vyksta penktadienį, dėl to, kad buvo tik savaitgalis išpuolė, tai buvo mūsų savaitė tokia. Vakarėlių esmė yra gyva muzika, kaip koncertas paverstas į diskoteką. O penktadienį, šeštadieniais vyksta didieji koncertai, tai pas mus apsilanko ir Dženčių sindikatas, ir Pelenai, ir visi grandai. Būna atvažiuoja iš užsienio atlikėjai. Sekmadieniai, pamiršau, antradieniais vyksta Erasmus studentų karaokės, sekmadieniais taip pat vyksta karaokės, dažniausiai būna teminė. Mums man patinka Brodvėjus tom, kad durys atviros ne tik profesionalams, bet ir jauniems atlikėjams. If I go, there will be trouble.